Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų if, else if ir else. Taigi, C# palaiko įprastas loginės matematinės sąlygas tokias kaip mažiau nei, mažiau arba lygu, daugiau nei, daugiau arba lygu, lygu, nelygu. Šias sąlygas galite naudoti, kuomet norite atlikti skirtingus veiksmus, priimdami skirtingus sprendimus. C# turi tokius sąlyginius teiginius. If jis yra naudojamas, kuomet norite vykdyti nurodytą kodo bloką, jeigu sąlyga yra teisinga. Jeigu ta pati sąlyga yra klaidinga, naudokite else, kad nurodytumėte kodo bloką, kuomet pirmas teiginys if yra neteisingas. Taip pat egzistuoja teiginys else if. Jis yra naudojamas, kai norima testuoti naują nurodytą sąlygą, jeigu pirmoji sąlyga yra klaidinga. Toliau yra switch, tai jeigu norite, kad būtų vykdomi alternatyvus daug kodo bloko, tada naudojamas šitas teiginys. Taigi, dabar pakalbėsiu apie if sakinį, if teiginį. Tai jo sintaksė būtų tokia. Pasirašome if, skliaustuose condition ar kitaip sąlyga ir apačioj bus kodo blokas, kuris bus vykdomas, jeigu sąlyga yra teisinga. Taigi, pavyzdys būtų toks. Tai if, skliaustuose 20 mažiau už 18, tada atspausdins konsolės lange 20 is greater than 18. Taigi patikriname. Ir aš pamiršau parašyti konsolę read key, kad neįsijungtų, tai pasirašome ir šitą. Ir tada iš naujo paleidžiame programą. Tai matome 20 is greater than 18. Tai sąlyga buvo teisinga, kodo blokas viduje buvo įvykdytas. Toliau galiu apkeisti ženklą, parašyti 20 mažiau už 18. Ir kaip matome, šitas jau pasidaro nebeaktyvus, kadangi sąlyga yra klaidinga ir tiesiog to kodo bloką kompiliatorius tiesiog neįeis ir nevykdys. Taigi, dabar, tarkim, pasirašysiu 20 daugiau arba lygu 20 ir pasakysiu savo tekstą, kurį spausdinsiu į konsolę. Tai parašysiu 20 is greater or equal than 20 ir gausime atsakymą. Tai 20 is greater or equal than 20. Taigi, sąlyga buvo teisinga, kodo blokas buvo įvykdytas. Kitas pavyzdys būtų su naujais kintamaisiais, tai int x, jeigu 20 ir int y jeigu 18, tada tikrinu taip. If x yra daugiau už y, tada atspausdinu konsolėje x is greater than y. Kadangi 20 yra daugiau už 18, tai gausime true ir tada įeis į tą kodo bloką, mums atspausdinama konsolės lange. Toliau pasikeisiu x į kitą skaičių, kokį noriu, ir y. Todėl atspausdinsiu. Tai vis dar x yra daugiau už y, todėl mums išveda tai konsolės lange. Jeigu norima, jog būtų vykdomas kitas kodo blokas, kai pirma sąlyga yra klaidinga, tai yra, kai yra if sąlyga klaidinga, tada naudojame else. Tai sintaksė būtų tokia, tai taip pat vėl if, skliaustuose condition tai sąlyga, tam tikras kodo blokas, kuris bus vykdomas, jeigu sąlyga teisinga. Toliau pasirašome else ir vėl kodo blokas, kuriame bus kažkas daroma, kai pirma sąlyga nėra teisinga. Tai pavyzdžiui, susikuriu vėl kintamąjį int time lygu 20, tada tikrinu. If time yra mažiau už 18, tada aš konsolės lange vykdęs spausdinimą ir išves GD. Jeigu laikas nėra mažiau už 18, tada konsolės lange spausdins good evening. Tai pasižiūrim. Tai matome, yra spausdinama good evening. Tai reiškia, kad pirma sąlyga buvo klaidinga ir buvo įvykdytas else blokas, kuriame yra parašytas šitas kodas. Toliau, tai naudokite teiginį else if, kad nurodytumėte naują sąlygą, jeigu pirmoji sąlyga yra klaidinga ir norima atlikti ten daugiau veiksmų skirtingų ir panašiai. Tai kokia sintaksė? Tai vėl if, condition, tada rašome else if vėl su sąlyga tam tikra ir galiausiai pasirašome else. Tai if bus įvykdytas, jeigu pirmoji sąlyga yra teisinga, else if bus įvykdytas, jeigu pirmoji sąlyga nėra teisinga. Else blokas kodo bus vykdomas tik tada, kai visi kiti teiginiai prieš tai yra klaidingi. Tai dabar parodys pavyzdį su else if. Tai susikursiu naują kintamąjį int time1, priskirsiu reikšmę 22, tada rašysiu taip. If time1 yra mažiau už 10, tada auštinėse ar įrėstinėse skliaustuose įrašysiu console write line good morning, tada else if skliaustuose time1 yra mažiau už 20, tada įrašau viduje console write line good day ir else bus tiesiog console write line good evening. Tai šiuo atveju mums pagal mūsų kintamojo reikšmę if sąlyga bus false, else bus false ir grąžins mums good evening. Dabar pakeisiu kintamojo reikšmę kokius nors 9. Taigi,
gausime mes good morning, nes pirma sąlyga yra teisinga, todėl vykdomas pirmas tas kodo blokas. Dabar pasirašysiu kokį 19 ir turėtume gauti mes good day. Kodėl? Nes pirma sąlyga klaidinga, tačiau else if sąlyga antra yra teisinga. Tai kitas pavyzdys būtų toks, tai susikūriau kintamai int age, priskyriau reikšmę 10, tada pasirašiau if age yra mažiau už 13, tada vėliau pasirašysiu else if age yra mažiau už 18 ir dar vėliau pasirašysiu tiesiog else. Tai pasirašau, kas bus vykdoma, jeigu kuri nors sąlyga yra teisinga, tai čia gal bus spausdinamas konsolės langą. Tai pirmoji sąlyga bus spausdinama you are still a kid, antroji sąlyga bus spausdinama you are a teen ir else bus spausdinama you are adult. Tai kadangi mūsų amžiaus reikšmė yra 10, tai bus spausdinama you are still a kid. Tai paleidus programą matome, jog buvo atspausdinta būtent ta reikšmė, kurį sakiau. Ir pakeičiu 14 bus atspausdinama you are teen ir pakeitus į kokį 55 bus spausdinama you are adult. Tai apie if, else if ir else būtų šiam kartu tiek. Jeigu turite klausimų, rašykit komentare. Tai geros dienos, vakaro.